Sveiki, chebrytė! Šiandien pakalbėsim apie darbalaukių fotografavimą Windows 11 operacinėje sistemoje. Kaip žinote, darbalaukį galima fotografuoti įvairiais būdais, pavyzdžiui, fotoaparatais, išmaniaisiais telefonais. Tačiau kamgi tokie sunkumai, juk yra daug paprastesnių ir efektyvesnių būdų. Aš jums parodysiu 5 darbalaukio fotografavimo būdus. Sudominau? Taigi, važiuojam. Darbalaukį galima nufotografuoti tiesiog vienu mygtuko paspaudimu. Štai taip. Ne šituo mygtuku. Pirmasis būdas. Darbalaukio fotografavimas print screen mygtuko pagalba, kuris yra klaviatūros viršuje gerokai dešiniau nuo vidurio. Spaudžiam print screen. Tačiau kompiuteris neparodo jokios reakcijos. Nereikia išsigąsti, kompiuteris nufotografavo vaizdelį bei laiko savo atmintyje. Dabar iškeliam vaizdą iš atminties į bet kokį grafinį redaktorių, pavyzdžiui Microsoft Paint arba lietuviškai piešimas. Arba į kitą Microsoft Office grupės programą, pavyzdžiui į Word arba PowerPoint. Tam atidarom programą ir panaudodami klavišų kombinaciją Ctrl+V arba spaudžiam įklijuoti Paste programos meniu kairėje pusėje. Pakartojam. Taigi, spaudžiam print screen, atidarom programą, spaudžiam klavišų kombinaciją Ctrl+V, įklijuojam. Antrasis būdas. Darbalaukio fotografavimas panaudojus dviejų mygtukų kombinaciją Windows ir print screen. Spaudžiam Windows ir print screen ir kaip matome vaizduoklio ekranas prigęsta, mirkteli. Nuotrauką padarytą ir ją galima surasti aplanke ekrano kopijos arba angliškai screenshots, kuris yra jūsų vartotojo profilio aplanke. Mano atveju MC, poplankėje paveikslėliai arba angliškai pictures. Pakartojam. Spaudžiam Windows print screen, ekranas mirkteli, atidarom failo vietą, tai yra aplanką ekrano kopijos. Trečiasis būdas. Labai panašus į pirmąjį būdą, tačiau tam naudosime virtualią ekrano klaviatūrą, taip vadinamą on-screen keyboard. Taigi čia yra mažytis bonusiukas. Kaip išsikviesti virtualią ekrano klaviatūrą yra 2 būdai. Pirmasis būdas. Per Start arba taip vadinamo pradžios mygtuko kontekstinį meniu paspaudus komandą vykdyti arba angliškai Run ir siauroje juostoje įvedus 3 raidukes OSK, tai yra on-screen keyboard. Antrasis būdas tiesiog paspaudus klavišų kombinaciją Windows Ctrl+O. Taigi, pasileidžiam virtualią klaviatūrą, su kuria dirbam lygiai taip pat kaip su fizinė. Klaviatūra suranda mygtuką SP spausdinti, taip vadinamą print screen atitikmenį, ir jį paspaudus išgirstam specifinį garsą. Kompiuteris įsimena vaizdą ir pasileidus bet kokią grafinę programą arba Microsoft Office grupės programą įklijuojam vaizdelį iš atminties. Šio būdo vienintelis nepatogus niuansas arba trūkumas darbalaukis fotografuojamas kartu su virtualia klaviatūra. Kad kuo mažiau matytųsi klaviatūra, jūs ją sutraukite ir paslėpkite ekrano apačioje. Pakartojam. Spaudžiam Windows Ctrl+O, virtualioje klaviatūroje spaudžiam SP, atidarom piešimo programą ir įklijuojam vaizdelį iš atminties paspaudus Ctrl+V. Ketvirtasis būdas. Šis būdas tinkamas tik tuo atveju, jeigu jūsų kompiuterį neatjungta funkcija Xbox Game Bar. Spaudžiam klavišų kombinaciją Windows Alt Print Screen ir ekrano dešinėje pusėje pasirodys mėlynos spalvos pranešimas, jog ekrano kopija įrašyta, bei trumpas paaiškinimas, ką reikia spausti jos peržiūrai. Spaudžiam Windows G. Išsikviečiam Xbox Game Bar programą ir viršutinės juostos meniu paspaudus žodį galerijai, atsivertusime lange matysime savo ekrano paveiksliuką. Visos tokiu būdu padarytos darbalaukio nuotraukos saugomos aplanke ekrano vaizdo įrašai arba captures, kuris yra vartotojo pagrindinio profilio aplanko, mano atveju MC, poplankėje vaizdo įrašai arba videos. Pakartojam. Spaudžiam Windows Alt Print Screen, atidarom aplanką vaizdo įrašai. Penktasis būdas. Taip vadinamo iškarpų įrankių arba snipping tools panaudojimas. Spaudžiam klavišų kombinaciją Windows Shift S. Kompiuterio ekranas prigęsta ir viršuje pasirodo trumpas meniu, kuriame galime rinktis vieną iš 4 ekrano fotografavimo būdų. Stačiakampis, laisvos formos režimas, lango režimas, viso ekrano režimas. Pasirenkam būdą ir pasidarom ekrano nuotrauką, kurią galime surasti aplanke ekrano kopijos arba angliškai screenshots, kuris yra jūsų vartotojo profilio aplanke, mano atveju MC,
Poplankyje paveikslėliai arba angliškai pictures. Jeigu norite panaudoti platesnį šio įrankių variantą, tuomet jums reikės per start, taip vadinamą pradžios mygtuką, paieškos lauke įvesti iškarpų įrankis. Jį paleidžiam. Kaip matote, atsiranda programos langas su platesniu pasirinkimu. Naujas reiškia naujas dokumentas. Toliau du ženkliukai. Pirmas fotoaparatas reiškia ekrano nuotrauką ir antras kamera reiškia darbalokio filmavimas. Būtent darbalokio filmavimas yra dar vienas mažytis bonusiukas, kuris pasirodės operacinėje sistemoje Windows 11 versijoje. Pakartojam. Taigi spaudžiam Windows Shift S, pasirenkam fotografavimo būdą ir nufotografuojam ekraną. Ir toliau surandam savo darbalokio nuotrauką aplankę paveikslėliai. Tai tiek trumpai apie darbalokio fotografavimo būdus. O savo nuomonę visada galite pasidalinti žemiau esančiuose komentaruose. Taigi, iki.